Sveiki, gerbimieji klientai. Noriu jūs truputį informuoti apie vieną tokią informaciją pateikti jums dėl šilumos oras vanduo. Dabar padidėjo labai užklausų, padidėjo pardavimai, būtent šilumos siurbliams oras vanduo tokio tipo. Ir ypač iš biudžetinio klasės kinų gamybos. Tai buvo padidėjo užklausą, gal atsigavo statybos, gal daugiau vis žmonės susidomėjo ir pradėjo montuoti statyti šilumos siurblius oras vanduo tipo ir dėl to didėja užklausa, bet neišspręsta dar viena problema su logistika, kadangi jūs visi žinot politinį situaciją, kad husitai ten labai atakuoja laivus ir dabar laivai su prekiam turi lenkti, apiplaukti aplinkui Afrikos kontinentą ir dėl to sugaiša labai daug laiko pristatymui prekių. Dėl to stinga logistika ir kai kurių pozicijų šiuo metu pardavimai neturim, ta prasme sandėlyje neturim ir laukiam. Ir noriu jums pasakyti, informuoti apie tai, kad jeigu jūs nusprendėt, sakysim, įsigyti šilumos siurblį oras vanduo tipo, biudžetinės klasės pagamintos iš Kinijos, tai labai maloniai prašau jums, kad jeigu, sakysim, jūs planuojat kažkokią ten vasario, kovo mėnesį įsigyti ir sumontuoti, tai pasidomėkite iš anksto. Pasirinksit pas mus šilumos siurblį, mes galim sukonsultuoti jums, kaip sakoma, suteikti visą konsultaciją, kartu išrinkti reikalingą jums įrangą. Ir kada išrinksim įrangą, kad pas jūs būtų kažkoks laikotarpis, kurį jūs galite palaukti, mes rezervuosim tą įrangą, kol ta įranga atvyks į mūsų sandėlį. Tai kad kiek laiko reikėtų laukti, tai kažkur tai gali užtrukti nuo 4 iki 6 savaičių. Kai kurios įrangos dar sandėlį turim, tai galit kreiptis, gal jeigu jums, kaip sakoma, planuojat artimesnių laikų sumontuoti tą įrangą, tai gali būti dar kažkokios įrangos, kažkokių modifikacijų pagal galingumą, su integruotos boilerį ar be. Kai kurios pozicijos dar yra, bet jos tirpsta, kaip sakoma, atsargos. Ir kai kurios jau, kurie žmonės jau laukia, sakysim, užregistravo, tai kaip ir minėjau, kai kurios įrangos reikėtų palaukti nuo 4 iki 6 savaičių, kol jie atvyks į Lietuvą. Tai kad jeigu jūs planuojat artimesnių laikų sumontuoti įrangą, tai prašau kreiptis kuo anksčiau ir rezervuoti įrangą ir tada jūs tikrai ją sulauksit. Tikrai jūs gausit ir sumontuosit, nes labai nesinorisi, kad jūs nusiviltų, kad, pavyzdžiui, jūs suplanavo tam 2 savaičių bėgė sumontuoti įrangą, o šios įrangos Lietuvoje dar nėra. Ta prasme, sandėlį dar nepateko. Jums reikia keisti savo planus ir visą kitą. Tai labai noriu jums pasakyti, kad pasistengkit iš anksto suplanuoti savo pirkinį ir tada galite rezervuoti, kaip sakoma, tą įrangą. Ir tada palaukis kažkokią porą savaičių, kaip sakau, kai kurios įrangos gal ne porą, 6 savaitės reikės palaukti, bet jūs tikrai ją gausit. Tai kad prašau atkreipti tai dėmesį ir mes stengsimės ir toliau jums informuoti, siūsti, kaip sakoma, informaciją per šį kanalą apie naujesnį įrangą, kuris gavom, apie kažkokius pasikeitimus. Tai kad statom laikus, užsirašom šią kanalą, jūs tikrai gausit daug labai vertingos informacijos. Rašom komentarius ir visiems visos labai geros dienos, iki.